Panevėžio Pušaloto bendruomenė jau 3 metus iš eilės pakvietė bendruomenės narius į sporto užsiėmimus. Bendruomenė gyvendina Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektą Veikti kartu. Pirmais metais tai mes sudarėm sutartį per švietimo sistemą ir moksleivių namus. Mūsų šitas treneris jau buvo senai ir visus ištisus 9 mėnesius mes šitai palankom. Nuo rugsėjo pradedam iki birželio vidurio. Ir tada mums yra ir poveikis, ir dėl sveikatos, o ne taip, kad mes mėnesį kitą, kai turėjom galimybės tik tai pagal savo programą ir mes neturėjom tokių rezultatų, ir kadangi visi žmonės pajuto, kad tikrai yra naudinga, turininga ir prasminga, tai mes šitaip ir labai buvom dėkingi per švietimo sistemą. Pas mus vyksta 2 grupės. Vienoje grupėje yra 16-17, kitoje grupėje iki 15. Šiemet labai daug žmonių prisidėjo naujų, kadangi pastebėjo, pamatė ir, kaip sako, atgarsis vienas nuo kito ir tikrai susijungė. Ir pas mus ateina jaunos moteris ir vyresnės ir iki pat 77-8 metų. Sporto treniruotės bendruomenės nariams veda lektorius, kineziterapeutas, treneris Dainius Mikšys. Treniruoju žmonės būtent visapusiško kūno treniravimo, kuris vyksta 2 kartus į savaitę, antradieniais ir ketvirtadieniais. Turime suformuotas 2 grupės, po 1,5 valandos, paskirstytos būtent šioje salėje, atliekame fizinius pratimus visam kūnui. Kaip parodė tendencija, dažniausias problemos tai yra nugaros apatinė dalis, pečių juostos, tam tikri sutrikimai ir mes bandome, suformuodami į tam tikras, kaip ir sakiau, 2 grupės. Pirmoji grupė tokia truputį su didesnėm problemom, antroji grupė stipresnė, kur jau daugiau dirbame su bendro fizinio pasirengimu kaip ir visam kūnui. O pirmoji mūsų grupė yra grynai problemoms spręsti mūsų fizinio. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šitam kolektyve bendruomenės, ypatingai sportuoti, tiksliau viso kūno treniruotė vadinasi mūsų tas sportavimas toks, žinot, pagal amžių, pagal sveikatos. Labai šaunus treneris Dainis mūsų. Pradėjom mes sportuoti pernai rugsėjo mėnesį ir šiemet vėl rugsėjo mėnesį pradėjom ir sportuosim iki kol mokykla dirbs savo darbą apie birželį mėnesį. Žodžiu, labai viskas tinka, nes kiekvieną dalyką ir kvėpavimą treneris viską organizuoja, kad darytumėm mes teisingai. Ne šiaip, kad dėli kaip, bet kad darytumėm teisingai pratingus. Su kvėpavimu, su raumenų išaiškina viskas tikrai labai tinka mums. Rezultatai, aš manau, tikrai patenkinti, kas jau sportuoja 2 metus iš eilės, jaučia pagerėjimus ir šiemet jau, kurie jau pradėjo nuo rugsėjo mėnesio atėjo, turi taip pat jau pakankamai neblogą pažangą būtent savo sutrikimuose, kurie buvo anksčiau, dabar jų jau tiek daug nebejaučia. Treniruotės vykstančios kelis kartus per savaitę sulaukia gausaus bendruomenės narių dėmesio.